ypatingai aktualu turėtų būti tėvams, mamoms, močiutėms, dėdukams, bendradarbiams, kad kolegos išsimiegotų, tai tam webinaras yra apie tai. O webinaro metu kuo Sigita dalinsies? Webinaro metu dalinsiuos paslaptim, tam tikrais mitais, kaip migdyti, ko nedaryti, kad tas miegas tvarkytųsi. Jeigu pažįstat žmonių, kurie nedamiega, neišsimiega, neužmiega, galbūt persimiega, jiems šitas webinaras kaip tik. Aš taip pasakėjai persimiega, tai pas mane tik jau persimiega tėvai, kai po 1, 2 ar 3 nakties netikėtai išsimiega daugiau negu jie iki tol miegojot. Aš irgi visą klausiu, ar jūs nepersimiegojot, bet jeigu iki to, tai abejoju, ar persimiegojus surasim. Dažniausiai čia būna didžiulis miego deficitas. Tai mes paliesim ne tik vaikų temą, bet ir suaugusių temą. Taip, tam tikri aspektai tikrai labai tinka ir suaugusiam. Ir, kaip sakoma, yra, kad geriausias miegas yra kūdikystėje. Yra tobuliausias, yra ten giliausio miego daugiausiai, ką mes galim gauti. Nėra mokesčių. Nėra kolegų. Mažiau streso. Taip, o augant, senstant, tas miegas prastėja, bet jeigu mes to jaunystėje nepasiruošiam, tai su tuo nepasiruoštų bagažu mes nukeliaujam ir į senatvę. Tai kai manęs dažnai tėvai klausia, ar pakankamai yra geras laikas spręsti vaiko, ar ne per jaunas, o gal mes jau per vyresni esam tas problemas spręsti. Ir aš sakau, nėra per vėlu jo. 10 metų jau. Nėra blogo laiko spręsti, ar jūs esate 2 savaičių, ar jūs esate 12 mėnesių, ar 3 metų, ar 30 metų. Jeigu yra miego problema, ją reikia spręsti. Privalot spręsti. Nes miegas viso ko pagrindas yra. Jei tu atsikeli ryte blogai išsimiegojęs, tai kaip aš ir juokauju, ir feng shui nepadės. Yra 4 dalykai, kurie padeda užmigti. Čia mano toks kaip ir malda vadinti. Tamsa, tyla, vėsa. Ir geras čiužinys. O taip. Kaip netikėta. Kaip netikėta. Dar dovanos. Kadangi mecenatas Miego ambasados yra personalizuotas.lt, mes padovanosim Nefelė Supreme matres čiužinį. Tai yra pats geriausias čiužinys vaikams. Kadangi aš pats esu čiužinių technologas, per 15 metų išdirbom modelį, kuris pasiteisino visiems vaikams. Neturim nusiskundimų, tik tais daug rekomendacijų. Kovo 12 dieną, 19 val. Su Sigita Žilinskienė kalbėsim apie miego gerinimą.